Daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas 4 evangelizacijos vinys iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune spalio 7. Na štai, ir kai pereiname tą antrąjį etapą, trečiąjį etapą, tai yra katechezės etapą, prasideda normalus visą likusį gyvenimą trunkantis etapas, vadinamoji tikinčiųjų sielovada, arba kitaip sakramentinis bendruomeninis gyvenimas. Sakramentinis gyvenimas krikščionių bendruomenėje. Kas tai per daiktas? Sakramentinis bendruomeninis gyvenimas. Tai sakramentinis gyvenimas viskas aišku, reguliarus sakramentų praktikavimas. Visų pirma, tai būtų sekmadienio šventos mišios, reguliari išpažintis ir tada, jeigu reikia ten kiti sakramentai, ar tai ligonių sakramentas, ar tai santuokos sakramentas, ar jeigu dar nepriimtas sutvirtinimo sakramentas, čia būtų, reiškia, tas normalus sakramentinis gyvenimas. Ir tai turėtų vykti krikščionių bendruomenėje, krikščionių bendruomenės kontekste. Tikriausiai vėlgi jūs nesate ta auditorija, bet jūsų namiškiai, giminaičiai, kaimynai yra ta auditorija, kurie yra įsitikinę, kad normaliam katalikui kiekvieną sekmadienį į mišias eiti nėra jokio reikalo. Žmonės sako, ašgi ne koks fanatikas, kad kiekvieną sekmadienį eičiau į mišias. Arba tik davatkos taip daro. Aš žinokit, tiek prisiklausiau tokio folkloro visokio šiuo klausimu. Reiškia, kiekvieną sekmadienį į mišias eina tik tinginiai. Arba per dažnai nesirodyk Dievui akis, nelys Dievui akis. Mūsų liaudis tikrai, žinokit, yra išradinga ir kūrybinga. Visa tai yra netiesa. Kas sekmadienio šventos mišios yra katalikiškojo gyvenimo jokių būdų ne fanatizmas, ne kažkoks tai ekstremalus atvejis, ten super maldingas, yra minimumas. Sekmadienio šventos mišios yra krikščioniško gyvenimo minimumas ir netgi tu dar nepataikai į gyvą normalų katalikiškumą, jeigu tavo visas katalikiškumas susiveda tik į sekmadienio mišias. Tai dar iki tikro katalikiškumo tolokai yra. Na va, tai matot. Ir aš kartais galvoju, ar nėra taip, kad bažnyčios įsakymas, kuris sako bent kartą metuose apie Velykas priimk šventąją komuniją, man atrodo, kad sovietmečių žmonės girdėjo šitą bažnyčios įsakymą ir užmiršo, arba kitaip sakant, nepastebėjo žodelio pirmojo bent. Ir jie išgirsta kartą metuose priimk komuniją. Ir turim šitą situaciją. Tai vėlgi su visa meile, pagarba, džiaugsmu savo aplinkoje skleiskite žinią. Didžioji naujiena, kad katalikui eiti kiekvieną sekmadienį į mišias yra privaloma. Bet suprantat, vėlgi, tas žodis privaloma iš tikrųjų nelabai tikslus žodis yra. Ir žinot kodėl? Todėl, kad žmogui, kuris gyvena su Dievu, tas pats būtų, žinot kaip, kokie draugauja vyrukas su mergaite, kokie 20-mečiai ir būtų tai pasakyta, privaloma eiti į pasimatymą bent kartą per savaitę. Ir tada vyrukas, brač, jau savaitė praėjo, o jetus, vėl į tą pasimatymą reikia eiti. Ne? Tai mes iš sakytume, kažkas netvarko jų santykiuose. Ne? Jų santykiuose yra kažkas esmiškai blogai. Tai va lygiai taip pat čia. Jeigu mūsų katalikiškumas yra va toks, kad sekmadienio šventos mišios yra tokia gryna, nuoga pareiga, kurią reikia tiesiog tik išpildyti. Ir jeigu galima kuo greičiau, paprasčiau, ne, tai vėlgi yra stiprus ženklas, kad kažkas netvarkoj su mūsų katalikiškumu. Jeigu žmogus keliauja savo atsivertimo kelionę, šventos mišios visą laiką savyje turės ir būtinai tą pasimatymo, susitikimo su Dievu džiaugsmą. Ir jeigu to džiaugsmo nėra, tai tada reikia kažką daryti, skubiai kažką reikia daryti tam žmogui. Ar į atsinaujinimo dieną ateiti, ar į rekolekcijas važiuoti, ar į piligriminę kelionę kokią gerą važiuoti. Kažkas yra labai netvarkoj. Ir tokių žmonių nėra daug, bet kartais, gal ypač truputį vyresnio amžiaus žmonių tarpe pasitaiko tokio
reiškia tokio į mišias ėjimo iš tokios grynos, nuogos, nuobodžios pareigos. Ir čia ko gero yra didelis pavojus užimti vadinamojo vyresniojo sūnaus poziciją. Palyginėme apie sūnų Palaidūną, mes jį visi gerai žinom, be abejo, ne? Prisimenat, 2 sūnus, gailestingasis tėvas ir 2 sūnus. Ir mūsų dėmesys dažniausiai yra nukreiptas į tą Palaidūną, ne, kuris tenais visą praulevojo, visą lobį, bet pastebėkite, tame pačiame palyginime nemažiau dėmesio skiriama yra ir pirmai vyresnėliui sūnui, kuris yra labai pareigingas, labai atliekantis visą, ką reikia padaryti, tvarkingas ir nežinau kaip jums, bet kai aš žiūriu į save, tai aš dažniau pastebiu pavojų savyje antrojo, kuris daro tvarkingai pareigas ir po truputį jame kaupiasi pyktis. Ne? Kodėl Dievas man neduoda daugybės visokiausių pasilinksmimų. Ne? Ir ką aš darau? Aš užsidirbinėju dangų arba Dievo meilę. Ir čia yra klaida. Tai kai skaitysite Luko Evangelijos 15 skyrių, šitą palyginimą, prašykit šventosios dvasios parodyti kokią nors vieną kitą kertelę, kur mumyse gyvena, o kartais netgi ir suveši vyresnio sūnaus laikysena. Ir tai yra labai labai sunki laikysena. Jaunėlis tai sugrįžo į tėvo namus, o Jėzus šitą palyginimą užbaigia vyresnėlis, neaišku kaip. Su jaunėliu yra laiminga pabaiga, su vyresnėliu laimingos pabaigos nėra. Ir ar nėra taip, kad savo viduje jisai yra daug toliau nuo tėvo išėjęs, nors jo niekada ir nepaliko fiziškai. Tai čia yra štai vėlgi dalyvavimas mišiose ir kitos sakramentinės praktikos, jos visą laiką turės tą momentą pareigos. Nes nėra taip, kad reiškia, kad aš visą laiką su begaliniu, dvasiniu, emociniu pakilimu, reiškia ant sparnų, lekiu į mišias. Taip nėra. Bet mišios visą laiką turi turėti savyje tą emocinį, džiaugsmingą pasimatymo momentą. Jeigu jo nėra, kažkas ne taip su mumis. Reikalinga pagalba, reikalingas džiaugsmas. Jeigu krikščionio gyvenime nėra džiaugsmo, kažkas yra netvarkoj. Džiaugsmas yra krikščioniško gyvenimo pagrindas. Jeigu mes esame išgelbėti, kaip mes galime tuo nesidžiaugti? Nyčė, garsus vokiečių filosofas, savo raštuose daug prieš krikščionybę rašęs, jisai sakė, pažiūrėkite į tų katalikų veidus, kai jie išeina iš mišių. Ir jūs pamatysite, ką jie iš tikrųjų apie tai tiki. Tai jeigu mūsų veidai priėmus Jėzų nieko nerodo, tai vėlgi yra reikalinga turbūt gera inventorizacija. Kas čia dedasi tada? Tiek apie sakramentinį gyvenimą. Bendruomeninis gyvenimas. Sakramentinis bendruomeninis gyvenimas. Kas tai per daiktas? Paprastai šnekant, tai čia būtų priklausimas kokiai nors maldos grupiai, bendruomeniai, judėjimui, kažkur tai, kur mes galėtume išgyventi savo krikščioniškumą neformaliai. Nes, matot, krikščioniškumas susideda iš tokių 2 dalių. Yra formaliai ir tai yra labai gerai, reikalinga tam tikra forma. Pavyzdžiui, šventos mišios yra formali mūsų katalikiškumo dalis. Mes nueiname ir yra tam tikra forma. Viskas vyksta pagal tam tikras, reiškia, jau žinoma forma. Bet jeigu tik tai čia, tai tada yra mūsų krikščioniškumas bus nepilnas, negyvas ir dažniausiai mes net nežinosime, kad jam kažko trūksta. Reikalinga galimybė reguliariai, normalus reguliarumas būtų kartą per savaitę, turėti šansą pasikalbėti krikščioniškojo tikėjimo temomis neformaliai. Visiškai, reiškia, be išankstinės formos. Maldos grupė, šventų raštų studijų grupelė, šeimų, kokia nors, reiškia, jaunų šeimų grupė ar kažkas panašiai, kur galime būtų į savo tikėjimą pažvelgti tokiom visai, paprasčiausiai ir savo žodžiais pasakyti
ką aš tikiu, kuo aš netikiu, kur aš turiu sunkumų, kur aš nesuprantu, norėčiau suprasti, išsiaiškinti dalykus. Maldos grupėje, tai yra neformalioj bendruomenėje, kalbantis tikėjimo klausimais, paaiškėja, išaiškėja, atsidengia daugybė dalykų. Duosiu net ne vieną pavyzdį apie tai. Pats jau nemažai metų vedu tą katechumenatą su grupe. Su grupe mes vedame, reiškia, tą katechumenato programą. Ir aš pastoviai susiduriu su tokia situacija. Kokia nors pamaldi moteriškė atveda savo kaimynką į katechumenatą ir sako, o tam katechumenate mes, reiškia, pirmas darbas, tai mes padedam žmonėms, suaugusiems žmonėms pasiruošti įkrikščioninimo sakramentams. Tai yra krikštas, sutvirtinimas, pirmoji komunija, čia yra 3 įkrikščioninimo sakramentai, jei žmonės jų 3 ar vieno iš jų ar 2 neturi, tai mes padedam jiems pasiruošti ir juos priimti. Ir paskui kiti ateina tiesiog pagilinti savo tikėjimą, nors ir turi tuos sakramentus. Na va, tai štai, kokia nors pamaldi moteriškė atsiveda savo kaimynką ir sako, jai 50 metų, jau jinai, kaip sakant, ne to amžiaus, jai reikia krikšto, tarkim, bet jinai viską žino ir jeigu galima, jinai čia nelankys. Jūs ją iš karto duokite, reiškia, tą krikštą ar sutvirtinimą, ar ką tenais. Tai aš labai supykstu, bet to neparodau ir bandau ją įkalbėti gražiais būdais, kad įkalbėti, kad jinai ateitų vis dėlto į tą katechumenatą ateitų, neįsigastų šito ilgo nesuprantamo žodžio, bet į jį ateitų. Ir jeigu man pavyks, ir aš sakau, ateikite 4 kartus ir tada nuspręsime, ką darysime toliau. Nes aš gerai žinau, jeigu ateis 4 kartus, tai ir liks visam likusiam laikui. Na va, tai prieš keletą metų vienas jaunas vyras lygiai šitoj situacijoje atėjus į tą mūsų katechumenatą prieš 7 metus, tarp kitko. Ir kadangi buvo aukštas, tai labai išsiskirdavo iš minios ir aš jį galėdavau laiką stebėti, salėje gerai gana matosi. Ir jisai po pirmo susitikimo prieina prie manęs ir sako, aš studijuoju vakariniam universitete, aš dirbu ir aš labai neturiu laiko. Aš viską žinau ir viską tikiu. Jeigu galima, man sutvirtinimo reikia. Tai va tas toksai atvejis ir buvo. Ir aš jam pasiūliau ir jisai liko 4 kartam. Ir paskui po gero mėnesio jisai vėl prieina prie manęs pokalbiui. Ir pokalbio metu paaiškėja, jisai pats tą pasako, jisai netiki, kad yra Dievas. Prieš mėnesį laiko tu sakei, viską tiki ir viską žinai. Atvirkščiai, reiškia, žinau ir viską tikiu. O dabar paaiškėja, kad net netiki tokio, vis tiek, atsiprašau, pamatinio dalyko, kad yra Dievas. Ir tas vyras išlankė visą programą 8 mėnesius ir jisai taip ir neatėjo iki tikėjimo Dievu. Labai įdomi ten buvo jo kelionė vidinė. Ir aš dabar atėjo pabaiga ir reikia duoti jiems tas korteles, tokias, kad užpildytų, sutvirtinimo sakramento jam reikėjo. Ir aš galvoju, kas dabar bus, kas dabar. Nes formaliai jisai išpildė reikalavimą, jisai lankė programą. Ir jeigu jis netyčia man nebūtų prasitaręs, aš net nežinočiau, nes mes jų netikrinam. Yra jų reikalas. Reiškia, mes darom programą, jie ateina pas mus pokalbio, jeigu jiems reikia, bet jeigu jie neteina, tai tada nieks senais su melo detektoriu mes netikrinam, ar jie iš tikrųjų tą tiki ar ne. O aš žinau, kad jis netiki, kad yra Dievas. Ir aš duodu jam tą kortelę ir jisai sako, man dar ne laikas. Ačiū Dievui, galvoju, ačiū Dievui. Reiškia, jisai pats susiprato ir pamatė, kad būtų nesažininga, būtų pamelavimas priimti sakramentą sutvirtinimo ar bet kurį kitą sakramentą, jeigu tavo tikėjimo situacija yra štai tik tokia. Tada jisai atėjo sekančiais metais, pralankė kelis mėnesius ir dingo. Ir paskui po keletų metų jis 3 kartą atėjo ir įvyko. Reiškia, įvyko tas lūžis jo gyvenime ir paskui jisai išvažiavo į piligriminę kelionę. Reiškia, prasilaužė toks labai protu einantis žmogus ir jam nelengvai išjudėjo ledai, bet išjudėjo. Kodėl aš tą pasakoju? Kokioj situacijoje šita yla išlenda iš maišo? Kai tu pradedi apie tai neformaliai kalbėtis su kitais. Jeigu tu neturi šitos galimybės, tikrai susidurėte su žmonėmis, kurie įsivaizduoja, kad sako, tai kad mano dvasinėme gyvenime viskas tvarkoj. Jokių problemų. Aš viską suprantu ir aš viską tikiu. Žinot, jeigu žmogus mano, kad jo maldos gyvenime yra viskas tvarkoj,
Tai yra tikrai labai netvarkoj. Nes šventieji buvo be galo nepatenkinti savo maldos gyvenimu. Jie sakė, įsiblaškęs, nepavyksta, kokia ten malda, ten iš viso, kaip sakant, tai štai, tai jeigu žmogus savo ir maldos, ir bendrai dvasiniu gyvenimu yra visai patenkintas, tai dažniausiai rodo didžiulės problemas jo maldos gyvenime. Su meile viešpats dovanoja laiką, džiaugsmus ir sielvartus dalina jo ranka. Net kai kažko netenkam, niekas nesibaigia, nes praradimas tai tik tai nauja pradžia. Nauja pradžia. Nauja pradžia. Nauja pradžia. Dienos, kai troškimai taps tikrovė, bus valandų, kai širdį liūdesys užplūs. Net kai sunku, neabejok, mylėti tėvas nepaliovė, jis veda tik į geresnius metus. Geresnius metus. Geresnius metus. Geresnius metus. Paskutinis pavyzdys būtų štai toksai. Pats nemačiau, bet pasakojo, reiškia, mano geri pažįstami. Prieš keletą metų vienam Lietuvos miestelyje buvo tokia dvasinio atsinaujinimo toks pusdienis. Tema Jėzus ir jo prisikėlimas mano dvasinėme gyvenime. Kitaip sakant, kokią vietą Jėzus ir jo prisikėlimas užima mano dvasinėme gyvenime. Vyko mokymai, va kaip čia dabar aš šneku, vyko šlovinimas, liudijimai, viskas pagal planą, gražu, tvarkinga. Ir paskui antrojo tos renginio pusėje vyksta mažos grupelės. Reiškia, visi susidalina į grupelės po kokią 10 žmonių, kiekvienoje grupelėje yra po vieną vadovą ir pagal iš anksto užduotus klausimus žmonės dalinasi. Ir tie klausimai yra be abejo atitinkantys temą. Kokią vietą Jėzus ir jo prisikėlimas užima mano dvasinėme gyvenime. Na štai, ir man dabar pasakoja štai ką. Toj grupelėje, vieno iš tų grupelių, reiškia, kur tavo mano pažįstama buvo toj grupelėje, jinai sako, vienas vidutinio amžiaus vyras, daug nelaukęs, pradeda drąsiai dalintis. Sako štai ką. Kas yra Jėzus, aš nežinau. O ar jis prisikėlė, iš viso, kas te žino. Nu va, ir dalinimasis vyksta toliau. Kiek žinome, tas žmogus, mes paskui truputį pasidomėjom, jisai yra reguliarus sekmadienio mišių dalyvis, turbūt ir dažniau negu kartą per savaitę. Reiškia, žmogus, kuris eina kiekvieną sekmadienį kartą per savaitę arba dar ir dažniau į mišias. Ir kuris tikrai dvasiniam gyvenimui skiria laiko. Ir žiūrėkit, jisai pasako dalyką, kuris atidengia didžiulį defektą jo tikėjime. Galima būtų kelti klausimą, tai kokią tu religiją praktikuoji? Kokia čia religija? Jeigu tu sakai, kas yra Jėzus, aš nežinau, o ar jis prisikėlė, tai iš viso, kas te žino. Koks ten skirtumas, tiesą sakant? Aš ir toliau galiu eiti sekmadieniais į mišias, aš ir toliau galiu penktadieniais nevalgyti mėsos, aš ir toliau galiu daryti visokius tuos dalykus. Keistas dalykas. Bet tu juk kiekvienose sekmadienio mišiose sakai tokius žodžius. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės tvėrėją ir Jėzų Kristų, kuris mirė, prisikėlė, įžengė į dangų ir taip toliau ir panašiai. Ir paaiškėja dalykas toksai. Jeigu mes einame tik tai formaliai, tik tai mišiose
ir neturime šansų savais žodžiais tą patį išsakyti, mes to kažkaip nepastebime. Ir mes galim kiekvienas Velykas giedoti, Kristus prisikėlė, Kristus mums šviečia, kaip nuostabu. O paklaustas neformalioj situacijoje, ar tu tiki, kad Jėzus prisikėlė? Visai kitaip atsakyti. Ir dabar svarbusis punktas, į kurį vedu, kokiam kontekste, kokioj situacijoje tas išryškėjo, tas išaiškėjo. Kai turbūt pirmą kartą savo gyvenime tas žmogus pateko į neformalios krikščionišką grupelę, pasidalinimą, kur galima savais žodžiais pasakyti tai, ką tu tiki ir ko tu nesupranti ir ko tu netiki. Ir pirmą kartą tik tai pateko tą situaciją ir yla išlenda iš maišo. Ir dar kokia yla? Labai baisi. Paaiškėja, kad jo krikščioniškajame tikėjime baisios problemos yra. Ir jis to net nežino. Tai štai, kam reikalingos tos grupelės? Kad mes galėtume savai žodžiais verbalizuoti, įžodinti tai, ką mes tikime. Nes kol mes to nepradedame daryti, tai mes net nežinome, kad nežinome. Tokį anekdotą papasakosiu. Sako taip, mokytojas pamoką paaiškino vieną kartą ir mokiniai nesuprato. Tada jis paaiškino antrą kartą ir jie vis tiek nesuprato. Tada jis paaiškino trečią kartą ir tada mokytojas suprato. Tai žinokite, aš labai esu laimingas, kad esu dėstytojas ir katechetas. Tai kai aš kokį 10 kartą aiškinu, pagaliau man tampa aišku. Mes privalome kalbėti tai, ką mes tikime, nes jeigu mes to savai žodžiais nesakome, mes net nežinome, kad nežinome. Kaip tas žmogus, tie daugybė žmonių, kurie sako, aš neturiu jokių problemų, aš viską suprantu. Tai va, tai čia yra labai raginu jūs, tie, kurie dar nesate maldos grupėse, pradėkite dairytis aplinkui ir pagal savo polinkius, pomėgius, situacijas gyvenimiškas, prisijunkite ten, kur yra. Žmonės renkasi ar kartą į savaitę, ar kartą į 2 savaitės, rečiausiai kartą į mėnesį, kur galėtų neformaliai pasišnekėti apie tikėjimą, tikėjimo klausimais. Tai čia būtų baisiai svarbi mūsų krikščioniškojo augimo dalis. Ir šitas sakramentinis bendruomenės gyvenimas tęsiasi visą likusį gyvenimą. Visą likusį gyvenimą mes gyvename šitą pačią, reiškia tą patį reguliarų sakramentinį bendruomenį gyvenimą. Tai yra vadinamasis nuolatinis atsivertimas, kol mes, reiškia, būsim paruošti kanonizavimui. Mes žengėme į šventumą, į gyvenimo pilnatvę. Daugumą nepasieksime, bet vis tiek dedam pastangas ir tikslas yra tas pats. Tikslas yra tapti šventuoju. Toks vienas autorius, jo yra išversta kelios knygos ir lietuviškai, Peter Kreeft. Jisai gerą mintį pasakė. Sako, vienintelė tikra tragedija šiame gyvenime yra netapti šventuoju. Visos kitos yra tik tai tokios, laikinos, tarpinės, bet netapti šventuoju yra tikra tragedija. Tai vėlgi, nežinau kaip jums, man yra gerokas iššūkis peržiūrėti savo prioritetus, peržiūrėti savo problemėlės, į kurias aš kreipiu dėmesį ir gal kai kurios iš jų net nevertos dėmesio yra. Ir ar aš skiriu pakankamą dėmesį pačiam svarbiausiajam dalykui. Bet kodėl žmonės dažnai vis dėlto sutinkame turbūt žmonių, kurie nenori tapti šventaisiais. Žmonės galvoja, kad jeigu tu nori būti šventasis, tai tau reikės labai daug kentėti. Mums kentėti reikės šiaip ar taip labai daug. Tik tai vienintelis pliusas būti krikščioniu ir kentėti yra tą kentėjimą priimti ir iš tikrųjų reiškia turėti šansą tą kentėjimą priimti kaip tai, kas tave nuvalo, išgrynina, atstato, pakylėja. Bet nes visi ir tikintys, ir netikintys kenčia labai daug. Tikrai labai daug kenčia žmonės. Ir ateistai, ir budistai, ir komunistai, ir katalikai kenčiame visi labai daug. Tik tai vienintelis skirtumas yra, kokią poziciją kentėdamas tu užimi Dievo atžvilgiu. Tai va čia vienintelis skirtumas. Ir jeigu tu užimi teisingą poziciją, tai tada kentėjimas tave pastatys, pakylės. Jeigu ne,
sugriaus. Kentėjimas tikrai gali sugriauti. Dauguma turbūt nesunkiai prisiminsite žmonių savo pažįstamų, kurie senatvėje labai daug kentėję, tampa šviesūs, džiugus, ramūs žmonės, kokia nors močiutėlė, palaidojusi savo artimųjų, tenai daugybę kentėjusi beprotiškai. Ir jinai tokią ramybę ir šviesą ir džiugesį skleidžia apie save. Ir taip pat turbūt pažįstame žmonių, kurie savo gyvenime daug kentėję, gyvenime tampa apkartę, pikti, kaltinantys. Nekentėjimas mus išgelbsti. Dievas mus išgelbsti. Bet jeigu mes esame teisingame santykyje su Dievu, tai tada ir kentėjimas tampa mums naudingas. Kai Paulius sako, visai šeimai gera mylintiems Dievą. Ir tikrai taip. Bet esminis dalykas yra artimas ryšys su Jėzumi, vienybė su Dievu. Dievas iš jūsų labai labai daug tikisi, nes jūs esate Dievo pasiuntiniai, Dievo agentai savo namuose ir daugiausiai mums reikės atlikti pirmąjį etapą. Mes, aišku, labai norėtume, kad iš karto įvyktų antras, mikliai trečias ir gyventume su savo sutuoktiniais ir artimaisiais tokį šventą gyvenimą, šventi namai tenai būtų, ne? O ką daryti, jeigu tie sutuoktiniai netiki, šaiposi ir visaip kitaip? Mielieji, teks paimti labai ilgą ir sunkų kelią. Lengvų kelių čia nėra. Tai yra tylaus liudijimo kelią. Dažniausiai žodžiai neveikia. Dažniausiai namuose pranašu nebūsi, kaip jau žinome gerai iš Jėzaus žodžių. Ir tada vienintelis būdas yra savo džiugesio, savo ramybę liudyti tą tiesą, kurią taip greitai norėtųsi išpyškinti žodžiais. Jėzus yra viešpats, atsiversk ir tikėk. Ir jisai neatsiverčia. Užbaigsiu pasakodamas vienos mano labai geros pažįstamos bendruomenės sesės, istoriją, kur jinai atsivertė prieš 20 kelis metus, o jos vyrelis neatsivertė. Ir tada, o jinai tokios kietos rankos moteriškė, parėjo namo, laikraštį iš vyro rankų, šventą raštą įgrūdo ir, nauja tvarka bus. O tas vyras toksai aštelė žuvis, ir jisai nieko neišėjo tokiu būdu. Iš jėgos pozicijos neina šitaip. Ir tada teko keletą metų, nežinau, gal kokį 5 ar 6 metų gyventi krikščionišką gyvenimą su tuo neatsivertusiu vyru. Ir koksgi tas krikščioniškas gyvenimas su tuo neatsivertusiu vyru? Ogi būti jam geresne žmona, neblogesne. Nuo to, kad aš atsiverčiau ir aš esu tikintis žmogus, tai aš turėčiau būti geresnės kokybės vyras ir sutuoktinis, ir tėvas, ir darbuotojas. Ir neretai pasitaiko klaida, kur sako žmonės, žinai, aš įtikėjau, o mano sutuoktinis arba sutuoktiniai neįtikėjo. Ką mes turim bendro? Mes tiesiog nutolom viens nuo kito. Tai tavo įtikėjimas ir tavo atsivertimas, geriausiu atveju yra labai labai nebrandus. Jeigu tu esi tikintis žmogus, tu turi tapti geresniu sutuoktiniu ir vyru. Ir tada mano bendruomenės sesė pasakoja, kaip jinai staiga pradėjo daryti tokius dalykus savo santykiuose su vyru. Nesiginčyti, neatrėžti atgal. Ir tas vyras buvo labai labai nustebęs, nes to dar niekada nėra buvę. Ir įdomiausias dalykas, kai jie abu liudija, nes tas vyras galų gale atsivertė. Ir tada išeina jie patys dviese ir tas vyras sako, kaip buvo man gerai tuos 5 metus. Aš rėkiu ant jos, o jinai nieko man nesako. Ir ten ir taip toliau ir panašiai. Bet va šitą frazę labai gerai atsimenu, aš ant jos šaukiu, o jinai man nieko. Ir yra labai keista. Tas reiškia, jinai netrėžia tais senaisiais būdais, senojo žmogaus puolusiais būdais, neatsako. Tai štai tas liudijimo etapas. Ir žinokite, dideliai daliai iš mūsų savo namuose mes esam pašaukti kantriai metais liudyti, būti šitam pirmajame etape. Aišku, visai nemaža dalis jūsų galite pasakyti, kad vyras ar žmona ar vaikai atsivertė.
bet nenusiminkime tie, kurie dar netėjome iki to antrojo etapo. Vienas misionierius, neprisimenu jo pavardės, turėčiau prisiminti, kas nors gal pasakys kada nors man, bet tikras atvejis yra, jisai skelbė Evangeliją, ne taip čia seniai, prieš kelius šimtus metų, čia ne kokie nors ankstyviai viduramžiai, ir ten, kur jisai skelbė, nebuvo nei vieno atsivertimo, kol jis buvo gyvas. Kai jisai numirė, prasidėjo masiniai atsivertimai. Tai žiūrėkite, čia mums geras pavyzdys, man bent jau. Labai dažnai taip ir bus, kad mes savo gyvenime turėsime gerai ir kokybiškai atlikti pirmąjį liudijimo etapą, o jau kiti etapai lieka ateičiai. Tai sėkmės mums visiems, skelbiant Evangeliją namuose ir už jų ribų visoje Lietuvoje, prasideda naujoji evangelizacija, spalio mėnesį bažnyčia skelbia, reikia mums visiems gerai, stipriai gyventi tą krikščionišką gyvenimą, kad turėtume kuo dalinti su kitais. Nes motinos Teresės žodžiai, negali kitiems duoti to, ko pats neturi. Tai štai mes krikščionys turime pirmiausiai patys giliai gyventi ir tada dalinsimės su kitais. Girdėjote daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimą 4 evangelizacijos vinys iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune spalio 7-ąją.